Sveiki, draugužiai. Mes ir vėl susitinkam prie kanalo. Ir su manim ir vėl tas pats Kalėga. Ir ką, bandysim vėl pagauti lydeką. Per eitą žvejybą pagavau aš vieną. O, ką tik kažkas mirktelė. Vieną pagavau, kolega nieko. Šiandien bandysiu vien tik ant gumų žvejot. Nusipirkau naują meškerikę. Reik bandyti apžuvinti. Kaip seksis, kviečiu pasižiūrėti. Yra. Turiu. Eik, tu neturiu. Gali pradėti mane vadinti profesionalas, ką žinau. Turiu. Ešerys! Žinai, ką galiu pasakyti? I'm happy! Turiu. Nu tai va, kotelis Siveida. 2,65 m ilgis. Užmetimas nuo 4 iki 17 gramų. Ryte kinetikas. Kažkoks, nušau jo pilną pavadinimą. Bet tokia grinai pasiėmiau gumom žvejot, lengvesniems masalams. Čia toks nedidelis ruožas ir užsidėjau vėl tą patį, kur praeitą žvejybą pagavo lydeką. Bandysim ir dabar kažką pagauti. Nusileidžiam biškį. Ir pirmas metimas su nauja meškerikė. Oi, metasi taip puikiai. Labai smagiai. Švelniai vyniojasi viską. Oi, jaučiasi kiekvienas trinktelėjimas. Viskas puikiai jaučiasi. Nu, čia praėjom vieną atkarpėlę. Nei vieną kibimą. Kadangi nedidelė atkarpėlė, tai bandžiau ant tą pačią visą tą laiką. Einam atgal iki mašinos ir bandysim kažkur kitur pavažiuoti, ką tik čia kažkas nėra po kojom. Ir bandysim toliau pavažiuoti ton vieton ir bandyti ten kažką pagauti. Na ką, atvažiavam čia kitą vietą. Pagaudysim čia biškį nuo viršus, tada ten kažkur eisim. Į kanalą bandysim kažką pagauti. Kol kas dar kibimų nebuvo. Tai tikėkime, sulauksim neužilgo. Kažkas medžioja. Tik išsinėrė abudu į tą pačią vietą. Tuk, tuk, tuk. Niek. Keičia masalą. Yra. Oba. Nice. Pradžiai galvau... Pradžiai galvau, kad kirstelė. Bet žiūriu, kad niek. Blemba, neįnsis pastanas. Gražiai.
Apa. Va tokį va. Taip pagalvojau, kad šitas kampas perspektyvus. O. Tak, kažkaip. Net nežinau. Irgi kovinės, bet visos tokios kovinės. Ta prasme, nudaužytas, nukapotas. Svarbu kimba. Šlapia pitaka. Svarbu kimba, dabar reikia. Jo, bet įsugins. Apžuvinau, ko tu, pirma žvejyba, pirmas... Aš be žodžių, draugudžiai. Va, pasižiūrėkit šitą nuostabų vaizdą. Nu, čia vietos tai šiauriai geras. Šiaip paskutiniu metu geriau už tave prisigaudau. Ne, jau prisišnekėjau jaučiu. Žiūrėk, kad nebūtų to paskutinį liūdė. Su savo tai žodžiais. Tau. Žinok, ir tau bus. Nice. Tu ten kitą pusę krantam, tai kokie įlankikės, įsišakojimai tokie. Bet tai ką, valandą laiko pažvėjojom, 1,5. Ir jau viena yra. Oho, kaip sulanksta ta sagtuką. Šios dienos rezumė. Po 12 valandas 10 minučių pagautas šamukas, kurio nenufilmavau, nes nefilmavau iš vis tos žvejybos. Tada be 28 ryto pagauta pirma lydeka ir kol kas tiek. Mūsų matyt, ką čia toliau dieną parodys. Turiu. Eik, tu neturiu. Rimtai turi? Jo, bet dabar kibo kaip reikiant. Bet čia, o eik, tu kaip smagiai pasijuto tas kibimas. Va, aš ir man tenka va tai važiuoti. Tik kibimas jau iškart prisistato į tą pačią vietą. Kitas žvejys. Ai, va savo. Smagiai idėja. Nežinau, nematau kur. Tai blizgučiai. O, 2 kibimai, 1 realizuotas. Eik tu savo. Paprastai vedam. Ja, žinok, net rankas drebėt pradėjo. Nes toks netikėtas dabar jau tikrai buvo. Bet dažnai jie sunkiai antrą kartą pramuš, jeigu jau kablį pajutus. Ne, čia dabar žolės buvo. O nereikės tam tas oblerius dėsti pavėsti. Nes kažkaip... Pala. 8 lydeka mano gyvenime čia buvo. Ne per gerai tu. Realiai per 1 metus per 1 metus pusę savo lydekų pagaudžiau negu per visą gyvenimą. Nes realiai šiemet ir tai pradėjau normaliai žvejoti. Nes kaip vienas geras garsus žvejys pasakytų, I'm happy. Saulė švietis kaip tik masalą į nugarą. Automatiškai žuvis geriau jį mato. Žuvis neplaukia prieš saulę, plaukia su saulė. Ja, aš tą sakau, čia man teorija. Ką tik sugalvota. Bet ir pasitvirtino, nors, ką čia žinosi. Filosofu aš toj patapsiu ir žvejodamas.
Viena nauja pagauta rūšis. Šamalydis. Apžuvintas šviežias spiningas. Nežinau. Gali pradėti mane vadinti profesionalas, gal ką žinau. Tu aš prisišnekėsiu, kad tu užsitrauksi kokią rūstybę ir nieks nebekips. Bus kaip bus. Bet man dar nebuvo žvejybos, kad per vieną žvejybą bent 2-3 lydeks pagaučiau. Visos žvejybos buvo, kad po vieną tiktais. Reik šiandieną pakeisti šitą faktą. Čia gal taip išilgai pramėtam. Tarp nendrių. O, čia laiptukai yra. Nežinau, nebenori toliau lipti. Kaip kreivai numečiau. Turiu! Ešerys! Kokio dydžio? Tu durnas! Naujas mano personal best! Eik tu! Nebejuokink! Drauguži, jūs pasižiūrėkit! Kokio dydžio! Eik tu mane nafik! Čia realiai tramcomų drąsiai! Wow! Nu, paleidžiamės tave. Nežinau, bijau čia krist. Opa. Žinai, ką galiu pasakyti? I'm happy! Nice, draugužiai! Wow, kokio dydžio! Aš apakis. Kibimas buvo. Kino ešeris. Arba peiliuko. Jis buvo tiš. Eik, abejosiu. Слушай. Ešeris. Nežinau. Turiu. Nedidelė. Nice. Antrą tą lydeką per vieną žvejybą. Nice, žiūrėkit, draugužiai, turiu. Bet gražiai lupytė, žinai. Milžinė. Va. Ait. Atsiverti.
9 lydeka mano gyvenime. Bet tai čiupu, va, biškai didesnį tą masaliuką. Daug špitak. Ai, tokai smagiai dėjo. Kudaba. Matau, kad tu prarandi viltis. Reik nepasiduoti. Užsimotyvuoti. Negaliu pasiduoti vidury kelio. Ką aš čia pasakiau? Atvažiavam vėl kitą kanaliuką. Turbūt turėtų būti matyti vaizdai jums. Tai šį kartą iš kitos pusės einam, kur gegužės 1 žvejojom. Tik dabar iš kitos pusės. Pavalgiam pietus. Biškį saulutė pasislepia po debesim. So. Žolė. Aha. Bet pradžiai tai ta žolė man pasipriešino, tai biškį sunerimau. Žodžiu, kol kas rezultatas toks, kad 3-0. Kolega vis dar niek nepagavo. Man 2 lydekiukai ir 1 ešerys. Na ir neskaitant tą, kad už kameros vidurnaktį šamas buvo. Įmėsiu nuotrauką. Tai vat. Kol kas toliau bandom dar kažką pagauti. Gal kas užkips. Ką, kanaluose žvejybą baigiam. Dabar judėsim link Klaipėdos. Ir užsuksim į dar vieną karjerą, ten pabandysim kažką tais pagauti. O ar pagausim ar ne, pamatysit. Nu ką va, atvažiavom iki tokio karjeriuko. Kas žino, kas per karjeriukas, tas žino. Kas nežino, tas nežino. Tai va, taip va. Bandysim čia biškį pamėtyt. Gal kažkas užkips. Gal neužkips, bet tikėkimės, kad užkips. Tu! Kybo! Jo! Mačiau nugarą, peiliukas! Vienu žodžiu atvažiavam čia dar iki kitą karjerą, bet nei vieno kibimo nieko, saulė išlinda, šviečia, tikriausiai tas nepatinka lydekom. Tai galutinis rezultatas tai, kad 2 lydekus, 1 ešerys, ten kažkur kolega žvejoja, tai visiškai nieko nepagavo, kelis kibimus turėjo. Tai naujas kotelis, lydekinis, visai smagus buvo. Tiksliau yra. Smagiai jaučiasi kiekvienas prisilietimas, į žolės, į akmenis, žuvies prisilietimas. Ir kaip tik pasisekė pirmąją žvejybą jį apžuvinti. Kad labai fainai, labai smagu. Tai vat, ties šitą vietą mes ir baigsim šitą video. Jeigu patiko, neužmirštam paspausti like bei subscribe mygtukus ir susitiksime kitame video.